Jungtinės Lietuvos GSKL čempionato 3 ir Dzūkijos taurė 2015 antro etapo lenktynės Druskininkuose sulaukė net 66 lenktynininkų paraiškų iš visų Lietuvos kampelių. Kaip bebūtų keista, tačiau į varžybas atvažiavo visi lik vieno. Dalyvių skaičius buvo ribojamas, todėl akivaizdu, jog vietą lenktynėse vertino kiekvienas. Papildomos motyvacijos suteikė ir vertingas prizinis fondas, ir Druskininkų savivaldybės mero įsteigta taurė, kuri laukė absoliučiai greičiausio lenktynių dalyvio. Šias varžybas galime vadinti ir kažkuria prasme istorinėmis. Gražiausiame pietų Lietuvos kurorte oficialus GSKL etapas įvyko pirmą kartą. Per dieną visi 3 GSKL ir Dzūkijos taurės antro etapo dalyviai trasą Druskininkuose įveikė po 5 kartus. 3 kart jį buvo važiuojama viena ir 2 kart priešinga kryptimi su ženklių ruožų įveikimo schemos pasikeitimu. Todėl žiūrovų laukia daugiau nei 330 važiavimų, o teisėjų sunki darbo diena. Savo ruožto operatoriai ir fotografai pripyškino tūkstančius kadrų. Mat automobiliai vis suko ratą po rato Gardino gatvėje įrengtoje trasoje. Budrumo lenktyniaujantiems prarasti nebuvo kada. Kardinaliai keitėsi ne tik trasa, bet sykiu nuolat mažėjo ir padangų likutis, kurio labai prireikė pačioje varžybų pabaigoje, kai dangus atrišo lietaus maišą. Tačiau sportininkai, kurie žino ką ir kaip reikia daryti lenktynių distancijoje, daugiau jaudinosi ne dėl pokyčių trasoje, o dėl aršaus varžovų spaudimo. Lenktynėse buvo vedamos net 8 klasių įskaitos ir visose jose intrigos užsimezgė varžyboms dar net neįpusėjus. Starto finišo elektronika rezultatus fiksavo 0,000 sekundės dalies tikslumu, todėl į 1 sekundę sugebėdavo sulysti 4-5 dalyviai. Ta pati galima pasakyti ir apie absoliučią įskaitą, kurioje automatiškai dalyvavo visi GSKL ir Dzūkijos taurės serijoje užsiregistravę sportininkai. Jei greituminėme slalome bendroji įskaita beveik neegzistuoja ir neturi jokios prasmės, tai čia Druskininkuose ji turėjo rimtą svorį. Geriausio visų važiavimų rezultato autoriaus laukia automobilių sporto meistro Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko įsteigta taurė. Garbingiausias trofėjus, kurį iš varžovų rankų pavyko išplėšti paskutinių 2 lietingų važiavimų metu, atiteko Kęstučiui Bielevičiui, vairavusiam 48 numeriu pažymėtą Subaru Impreza. Alytiškis lenktynininkas ne tik laimėjo kovą klasėje S2000+, tačiau atsiėmė ir garbingiausią varžybų trofėjų iš jos steigėjo Druskininkų mero Ričardo Malinausko rankų. Išties malonu, jog meras atrado laiko savo dienotvarkėje, atvyko į varžybas ir sulaukęs apdovanojimų pasveikino lenktynių dalyvius su finišu bei įteikė prizus greičiausiams Dzūkijos taurės varžybų sportininkams. Nuoširdų ačiū sakome už didžiulį palaikymą, kurį Druskininkų savivaldybėje serijos organizatoriai pajuto nuo pirmų dalykinių susitikimų. Lietuvos GSKL 3 etape geriausią visų važiavimų laiką parodė Vidmantas Jankūnas, pilotavęs Subaru Impreza. Vidmantas laimėjo ir kovą GSKL klasėje virš 2000 kubinių centimetrų, o iki mero taurės jam trūko viso labo 4 sekundžių. Antras klasėje liko Šarūnas Šimanauskas su Mitsubishi Lancer Evo 10, o Kęstutis Taškūnas su 5 kartos Volkswagen Golf GTI džiaugiasi 3 vieta GSKL įskaitoje virš 2000 kubinių centimetrų. Dalyviais gausiausioje GSKL klasėje 2000 greičiausiai Druskininkų trasą įveikė Mindaugas Šimkevičius vairavęs Honda CRX. Kelių epizodų metu už nugalėtoje klasėje šiek tiek greitesnis buvo jo varžovas Edvinas Abalys su Suzuki Swift. Tačiau 10 sekundžių bauda jį nubloškė į 2 poziciją. 3 vieta atiteko Tomui Buškevičiui vairavusiam Honda Civic, kuris nuo pirmo važiavimo savo rezultatą nuolat tik gerino ir stabilus tempas jam padėjo pelnyti vietą ant nugalėtojų pakėlimo.
pakylos. Trečio GSKL etapo metu laisvoje klasėje sunkią pergalę išplėšė Justinas Akelis, vairavęs labai teisingai greituminiam slalomui paruoštą Honda Civic. Varžybų pradžioje Justinas užsidirbo 5 sekundžių baudą ir iki pat finišo šiam pilotui su nerimu teko stebėti artimiausio varžovo Šarūno Šimanausko pasirodymą su Mitsubishi Lancer Evo 10. Nors Šarūnas kovėsi kaip įmanydamas, tačiau jam iki pirmos vietos ir Justino tempo pritrūko vos 0,08 sekundės dalių. Puiki kova. Ant trečio nugalėtojų pakylos laiptelio lipo alytiškis Lukas Petravičius, vairavęs pasitusiai greitą Subaru Impreza. Dzūkijos taurės antrojo etapo suvestinėje vedamos buvo net 5 įskaitos. Mat šioje lenktynių serijoje galima startuoti visiškai standartiniais automobiliais, todėl ir klasių atsirado tiek daug. Savaime suprantama, juk negalima palyginti sportui paruošto ir standartinio gatvės automobilio galimybių, nors tarkime, darbinis jų variklių tūris ir yra vienodas. Visiškai standartinių automobilių klasėje M2000 pergalę gan nesunkiai išplėšė Artūras Vansevičius su Renault Megane. Antras liko Opel Astra vairavęs Andrius Kašėta, o trečias nuo varžovo atsilikęs vos 1 sekundę. Ant nugalėtojų pakylos lipo Giedrius Juknevičius. Nežinia, kaip reikalai klasėje būtų pasisukę, jei ne Egidijaus Puidoko Renault Clio gedimas. Visas Egidijaus viltis kautis dėl prizinių pozicijų palaidojo nusisukęs Pusašis, nors kautis šis pilotas moka puikiai. Pirmame Dzūkijos taurės etape Alytuje svečias iš Tytuvėnų savo varžovus tiesiog sutraiškė sekundžių kovoje. Aštuoni sportininkai susigrūmė Dzūkijos taurė 2015 klasėje S1600. Čia pergalę vėl šventė Mindaugas Šimkevičius, Honda CRX, antrosios vietos taurę ir prizus atsiėmė Vaidas Karašauskas su Honda Civic ir jis jų tikrai nusipelnė. Vos 0,07 sekundės dalimis Vaidas aplenkė Edviną Sabalį su Suzuki Swift. Beje, nenustebkite, jog dažnai girdite vis tas pačias pavardes. GSKL čempionato ir Dzūkijos taurės taisyklės tam pačiam sportininkui nedraudžia registruotis ir kautis skirtingose įskaitose bei klasėse, jei tai tik yra įmanoma. Nors progų pravažiuoti daugiau kartų sportininkas ir negauna, tačiau tokiu būdu jis padidina savo šansus laimėti ne vieną, o kelias taures bei prizus iš karto. Klasėje S2000 dalyvių susirinko daugiausia – 18 sportininkų. Pergalę šventė Donatas Jankauskas, Opel Astra. Antrąją poziciją teko tenkintis 2 sekundėm atsilikusiam Tomui Buškevičiui, trečias finišo liniją kirto alytiškis Aurimas Lekavičius. Beje, pačios gausiausios lenktynių klasės nugalėtojui atiteko ir vertingiausia varžybų dovana. Donato Jankauskui buvo įteiktas generalinio varžybų rėmėjo Eglės sanatorijos prizas – savaitgalinis kvietimas 2 asmenims pasimėgauti sveikatingumo programomis. Jau minėjome, jog greičiausias absoliučiai ir klasėje S2000+, antrajame Dzūkijos taurės etape Druskininkuose buvo Kęstutis Bielevičius. Antras greičiausių automobilių klasėje liko Vidmantas Jankūnas, Subaru Impreza, trečias Šarūnas Šimanauskas su Mitsubishi Lancer Evo 10. Tiesa, žiūrint į rezultatus, sunku būtų pasakyti, kad kova tarp lyderių būtų buvusi arši. Panašu, kad visi važiavo savo komfortišku tempu ir į artimas dvikovas nesivėlė. Laisvoje Dzūkijos taurės klasės įskaitoje prizininkų trejete vėl girdėtos pavardės. Justinas Akelis, Honda Civic, Arminas Varpulis, Subaru Impreza ir Lukas Petravičius, vairuojantis analogišką automobilį, išsidalijo prizinės pozicijas. Lygiai kaip ir klasėje S2000+, taip ir laisvoje artimų kontaktų neįvyko, po finišo prizininkai išsibarstė maždaug 5 sekundžių intervalais. Nors lenktynių eigą šiek tiek pakoregavo varžybų pabaigoje prasidėjęs lietus ir apdovanojimų ceremoniją teko perkraustyti iš lauko į Druskininkų turizmo ir informacijos centro konferencijų salę, tačiau geros nuotaikos tai tikrai nesugadino. Dalyvius sveikino Druskininkų meras ir varžybų rėmėjai, įsteigė daugybę vertingų prizų. Sanatorija Eglė dovanojo net 5 kelialapius, elektroninė parduotuvė varlė.lt išdalijo 3 planšetinius kompiuterius, garso techniką, veiksmo kamerą. Visi nugalėtojai
Laimėtojai bei prizininkai namo išsivežė akcinės bendrovės Alytaus chemija automobilinės kosmetikos rinkinius, kompanijos Glass Drive 100 eurų vertės čekius automobilių stiklams įsigyti. Kad netrūktų motyvacijos atvažiuoti į likusius 2 Dzūkijos taurės etapus, varžybų organizatoriai prizininkams dovanojo čekius, kuriais jie buvo atleisti nuo startinių mokesčių ateityje. Kągi, o reziumuojant viską bendrai, lenktynės Druskininkuose pavyko puikiai. Pirmą kartą čia startavo Lietuvos greituminio slalomo bei kalnų lenktynių čempionato etapas ir regis jis čia turėtų prigyti. Dzūkijos taurės serijos organizatoriai ačiū sako visiems renginio draugams, varžybų automobiliui Renault ir įgaliotojam atstovui Alkestos autocentrui, kuris visiems Renault automobiliai startavusiems dovanojo trečdalį startinio mokesčio. Ačiū sakome ir Akula Racing Alytus, AAA Baltic reklama, UAB Agmantra, Alytaus Melga, Rimotex, Autoalas. Ačiū informaciniams partneriams